Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip teisingai ir paprastai persodinti vazoninės kambarinės gėles savo namuose. Tam nereikės jokių papildomų įgūdžių, viską padarysite lengvai per 10 minučių. Norėdami teisingai išsirinkti vazoną, išsimatuokite senojo vazono skersmenį ir aukštį. Naujojo vazono skersmuo turi būti 2–3 cm didesnis, o aukštis 3 cm didesnis. Jeigu pasirinksite per mažą vazoną, augalas neaugs, o jeigu per didelį, nesugebėsite teisingai palaikyti dirvos drėgnumo. Tam, kad persodintume pasirinktą augalą, mums reikės vazono ir žemės, pirštinių, kad apsaugotume savo rankas, nedidelio kastuvėlio ir laistytuvo su vandeniu. Turėdami visas priemonės ir įrankius, galime pradėti augalo persodinimą. Visų pirma, reikėtų uždengti vazone esančias skylutes drenažo kamuoliukais. Jų galite rasti mūsų ermitažuose. Įsiberiame žemės. Ją tolygiai pasklaidome. Jeigu augalas yra plastikinėme vazone, atsargiai suspaudžiant, atlaisviname jį nuo vazono senojo sienelių, pasitikriname. Jeigu augalo šaknys išlindę, reikės vazoną kirpti, kad nepažeistume augalo šaknų betraukiant. Jeigu jūsų augalas keraminėme vazone, atsargiai patrankykite per vazono šonus, kad atsilaisvintų ir po truputį pradedam iš senojo vazono augalą traukti. Žemės ten jau mes turime drenažų. Pasitikriname, kad tiesiai įsodintume, nieko per stipriai nespaudžiame. Įberiame papildomai žemės. Neturime įleisti augalo per giliai, negu jis buvo. Viskas turi būti tolygiai. Atsargiai paskirstome taisyklingai žemę. Per daug irgi neužpilame, nes palaisčius žemė sumažės, suguls. Papildomai jos pabersim, kai pamatysim, kiek jinai nusės. Augalas persodintas tiesiai. Žemė tolygiai paskirstyta. Palaistom. Visus įrankius ir priemonės, kuriuos naudojame augalo persodinimui, rasite mūsų ermitažo parduotuvėse. O jeigu neturite laiko arba augalas labai didelis, atvažiuokite pas mus, mes jums padėsime juos persodinti.